Respublikinėje Panevėžio ligoninėje pristatytas naujas aparatas – krūtų biopsinis aspiratorius, skirtas krūties auglio vakuminiai biopsijai ir daliniai ar pilnai aspiracijai pašalinimui ultragarso kontrolėje. Šiandien norim Jums pristatyti malonę žinią. Pirmą kartą po Baltijos šalyse pritaikytas inovatyvus krūtų chirurgijos gydymo būdas. Tai yra minimaliai invazyvinis, jeigu anksčiau reikėjo operuoti moteris atvirų būdų ir gydymo procesas buvo kiek ilgesnis ir tikslumas mažesnis, tai dabar nuo rugpjūčio mėnesio yra įsigijus naują aparatą, yra pradėtas naujas būdas, tai vadinamas vakuuminis būdas. Pasak Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytojo krūtų onkochirurgo, mamologo, mokslo daktaro Vaidoto Čėsnos, tokia operacija trunka apie 10 minučių ir padaro tik 5 mm pjūvį. Realiai mums pačiai procedūrai, pačiai tai operacijai atlikti reikia 2 aparatų. Tai yra pirmas aparatas, tai yra echoskopas, kurio pagalba mes lokalizuojam tą gerybinį darinį, kurį mes planuojam pašalinti. Ir kartu šitas aparatas, tai yra vakuuminės biopsijos aparatas, kuris yra, turi tokią adatą, kuri įvedama prieš tai nuskausminus pacientę, įvedama į krūtį ir privedamas šitą adatą prie gerybinio darinio. Ir vakuumo pagalba, atsidarinėjant tokiom durelėm šitoje adatėliai, tas darinukas yra valgomas, tiesiog traukiamas po mažą gabalėlį ir ištraukiamas ir visada pagal reikalavimus, bet koks darinys, bet kokia kūno dalis, bet koks darinys, kuris pašalintas iš žmogaus kūno, turi būti tyriamas, atliekamas pathistologinis įvertinimas. Tai visas tas darinys sukrenta į šitą konteinerį ir to konteinerio visas turinys yra siunčiamas patologam, kad jie įvertintų ir įsitikint dar kartą, kad mes turim gerybinę ligą, pašalinam gerybinę ligą. Ir viskas, pats pjūvelis odoje tai yra kelių milimetrų dydžio iki 5 mm, nes iki dabar krūties chirurgija tokia stagnacija buvo, lyginant, tarkim, su pilvo chirurgija, traumatologija, krūtinės chirurgija, kur viskas stengiama per mažus pjūvelius išgydyti vieną ar kitą ligą. Krūties chirurgija mes to neturėjom ir šalinant gerybinius darinius pats tas pjūvis būna, varijuoja irgi nuo kelių centimetrų toj ribose. Ir ši procedūra pačiom pacientėm tikrai estetinio vaizdo prideda labai daug. Realiai po kokių metų laiko matys mažą baltą siūliuką, tai yra mažą randelį savo odoje. Respublikinės Panevėžio ligoninės direktoriaus teigimu, prie šio gydymo būdo ligoninėje ilgą laiką ir įsigijo tam būtinos brangios medicininės įrangos. Vien šito aparato nepakanka. Ligoninė prie šito gydymo būdo ėjo ilgesnį laiko tarpą, tai mes turime ir 2 naujos kartos mamografijos aparatus, kur galim atlikti pilną ištyrimą ir turim magnetinį rezonansą, bet to įsigijom echoskopą, kuris ne tik padeda operuojančiam chirurgui, bet ir turi vaizdų suliejimo funkciją, kuri leidžia ne tik tai preciziškai pašalinti darinį krūtyje, bet ir kontroliuoti šio darinio gydymo eigą po pusmečio ar po metų. Nes tie vaizdai yra sugretinami ir daktarui yra labai tikslus atsakymas. Reikia kažkokio papildomo gydymo, nereikia, reikia kartot operacijos, nereikia. Reiškia, mes pereinam į visai kitą gydymo etapą ir labai džiaugiamės, kad ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje tą darome pirmieji. Arvydo Skorupsko teigimu, šias operacijas Panevėžio ligoninėje atliks 3 gydytojai, praėję mokymus naujojų įrenginių. Dar 3 gydytojai be daktaro Čėsnos yra apmokyti šiuo būdu operuoti ir jie taip pat visoje pilnoj komandai gali atlikti šitas operacijos. Pirmos operacijos tiksliau
tiksliau treniruotės buvo vykdomos ant mėsos gabalo ir vietoj darnio mes slėpdavom agurką ir paskui tikrinom, ar pilnai pasišalina. Tai žinokit, pasišalina idealiai.